Rimantai nesenai pristatė CIN galerijai savo kūrybinių darbų parodą pavadintą Nematytas Buivydas. Tenai buvo galima išvysti 70-metį kurtus grafikos kūrinius. Ar galim juos vadinti tokiais kūrybiniais eksperimentais to laikmečio? Atvažiavęs į Šiaulius, aš čia dirbau mokyklose, kartu ir kūriausi, kaip tą kūrybinę bazę susikurti. Spausdinimo mašina didelė problema buvo, anksčiau niekaip negalėjai, tik su šaukštu nespausdinsi. Padariau tą mašiną, spausdinimo presą. Tai tada ir prasidėjo tie mano visi eksperimentai. Ne tik tai, kad kaip diplominį darbą jau tą raižyba tokia visa, kuri klasikinė, linoleumo raižymo, bet norėjosi kažką tai tokia iš grafikos daugiau įspausti. Netgi tuo laiku tų žurnalų nematydavai kitokių, bet vis tiek kažkur tai sėdavai į tą europinę lygį, tai ieškodavai tų žurnalų. Jie pasirodydavo, bet jie niekad nebūdavo taip laisvai pardavinėjami. Tai šitą ir buvo vengriški, ypatingai Lenkų grafika tokia, kuri buvo tikrai eksperimentai ir ieškojimai, ir jie tokie papirkdavo labai gražiai savo tą išraišką, kad kodėl mes negalim daryti, pradėjo daryti. Nors šitie darbai, kurie ir buvo, jie padarai, lyg tai tuo gyveni, bet neišeidavo, kad ką nors parodyti, ar kur tais ypatingai nuvežk į kitas parodas, kur nors į Vilnių. Tai būdavo, kad, tai ne ta grafika, ne ta grafika. O taip norėjosi vis tik tai naujai kažką tai padaryti. Tai išėjo labai gražu ir gerai, kad tokie kaip mūsų šitai galerijai, Dailininkų sąjungos, tokie eksperimentinė visą laiką ir išėjo parodyti tą, kas buvo daryta tai 70-metį mano grafikos. Kūrybinis ciklas Jūra. Būnant prie jūros, tu visai pradedi kitaip jaust tą aplinką ir pradedi kurt savį viduj kažkokią tai užsiimt kūrybinę išraišką ieškoti. Vaikščiant ant Palangoj pajūry ir tai vieną rinkdavai, tai tos pušys, ten ta visa jų kankorėžiai, tokie pušys, kurių ta visa kamieno, ta faktūra tokia duodavo. Ir tu šitą panaudodavai kaip formą, tiesiog formos paėmė iš jos. Ir kartu jungiant kažkokią tai mintį paimti, padėti ten. Tai paukštis, tai banga. Čia, šitas darbas. Čia grinai yra. Iš to ciklo, tai aš jo neradau, tiesiog viso dabar čia, kai ištraukiau daugiau, tai tokia. Tai ir buvo čia kartu ir pušis, ir medis šitas. Ir kartu išeinant iš tų žievės to dalyko, juos paėmė, sudedi. Tik kiekvienai tai spalvai atskirą klišę darėt? Jo, kiekvienas. Ar iš vienos klišės? Ne, šitą matyt foną tai buvo iš vienos gal. O šitą tai viena, kur juoda yra, raudona vėl atskirai reikėjo, mėlyna, šitą žalią atskirai ir mėlyna atskirai. Tai mėlyna tai irgi, kiekviena atskirai tada tokie. Ir tiražai nėra dideli. Ir susideda ir tada 71 metai. Ir gavosi toks ciklas, kuris man išėjo iš 5 ar 6 darbų, kurį jau paskui aš juos įvykdžiau tik tai grįžęs jau namuose. Tai tie darbai tokie labai šiuolaikiški atrodo, nes svarbu, kad jie ten 50 metų pragyveno kažkokiose lentynose. Taip, ir pasirodė, netgi aš pats ir buvau užmiršęs, tiesiog jie visi sudėti tuose lentynose, o kaip ištraukiam, tai pasirodo, kad labai gražiai žiūrisi ir atitinka kaip tik tai šitą šiuolaikišką grafikos dvasią. Arba sūnus, mažiukas, Vokietijoje
pas vieną dailininką namuose.